Sveiki, esu Dovilė, dažnai vadinama garbanota. Kūryba ir dizainas yra mano aistra ir profesija. Mano kūrybinis kelias prasidėjo nuo tapybos ir piešimo, o dabar aš savo meną perkeliu ant įvairiausių daiktų. Kūryba su tutučiu man buvo ne tik didžiulis iššūkis, bet ir didžiulė galimybė išbandyti save naujoje srityje. Unikalus raštas atsirado stebint ir tyrinėjant kasdienybės detalės. Visada ieškau naujų sprendimų, kad mano dizainai būtų inovatyvūs ir atitiktų šiuolaikinės tendencijas. Nors šio rašto kūrimas vyko gana sklandžiai, tačiau kiekvienas projektas neša savus iššūkius. Tai gali būti techniniai apribojimai arba poreikis perteikti savo idėją aiškiai ir įtaigiai. Mano vežimėlio dizainas išsiskiria ryškumu, kontrastingumu ir unikaliu charakteriu. Tai yra ne tik transporto priemonė, o ir meno kūrinys skirtas tiems, kurie nori išreikšti savo asmenybę per ryškius ir meniškus akcentus. Kuriant dizainą šiam vežimėliui, aš galvojau apie žmonės, kurie vertina meną ir meilę, o tuo pačiu noriu, kad jų kasdienybė būtų ir spalvinga, ir išraiškinga.